Labadiena, gerbimieji futbolo sirgaliai. Šiandien mes Šiauliuose, Gitarių stadionas ir netrukus Top Sport A lygos 12 turo rungtynės tarp Futbolo akademijos Šiauliai ir Kauno rajono Hegelman ekipų. Žiūrėsime, kas gali įvykti šios standartinės situacijos metu. Nauris Petkevičius, futbolininkai sako, išsivaikščiojo ir dabar jo aikštėje Vareika. Nemiegojo ir Kristupas Keršys, Figuredo smūgis. Ne vieną kažkokį žaidėją išreikštą. Čia pavojinga situacija, smūgis. Baudos aikšteliai, bet sugeba suvaldyti kamuolį. Čia štai toks smūgis, dar Tiuikas ir perdavimą. Dabar ataka aikštės viduriu. Čia labai neblogai vaikšto kamuolys. Matas Vareika. Tiuikas iš vietos. Čia dabar Šiaulių ataka. Neblogas perdavimas, gali būti pavojinga situacija. Smūgis ir įvartis. Įvartis. Nauris Petkevičius muša į buvusios savo komandos vartus. Na, jau matėsi atakos metu, kad gali būti gera situacija, nes kažkaip atsidūrė du žaidėjai prieš vieną. Ten jau pakilęs Jefremos į baudos aikštelę, išmuštas kamuolys. Vėl Jefremos baudos aikštelė, dar vienas perdavimas ir vėliavėlės. Jau perdavimas kur kas pavojingesnis, smūgis nėra, atrėmė Lukas Paukštė ir baudos aikštelę, ten kamuolys. Hegelmanui pavyko be pražangos perimti kamuolį. Šėdrai perdavimas, narbus smūgis ir 1-1. 1-1 Leo Ribeiro išlaikė iki galo, pademonstravo iš ties tokį šaltakraujiškumą, jau atrodė 2-3 kartus galėjo smūgiuoti į vartus, bet galų gale. Čia dar Hegelmanų ataka labai gali būti pavojinga. Šių metų labai sunku buvo gintis Šiaulių ekipai. Na, bet galų gale rezultatas yra toks, koks yra. 1-1. Lygiosios, kovingos, lygiosios